Sveiki. Tai mano vardas Milda. Kas dar neatsimenat? Aš prieš pradėdama prezentaciją pirmiausia turiu labai tokį standartinį klausimą, kad suprasčiau patį jūsų backgroundą, kad sužinočiau, kiek jūs žinote apie mus apskritai. Tai norėčiau paklausti, kas apskritai žinot, kas yra Vinted arba mano drabužiai. Okay. Kas žinote apie Vinted iš verslo perspektyvos, apie užsienį, apie mūsų startupo gyvenimą, iš tos pusės maždaug iš verslinės? Ok, mažiau. Tai šiandien fokusuosime labiau į tą. Tai gerai, tai aš tada pradėsiu trumpai, pristatysiu pačią istoriją gal Vinted, kaip jinai gimė. Nežinau, kiek daug girdėjo, gal irgi pirmiausia dar norėčiau paklausti jūsų, kiek žinot, kaip gimė Vinted apskritai? Kažkiek žinom, nu tai gerai. Tai kadangi aš esu kaunietė, baigiau bakalaurą Kaune ir kėliausi į Vilnių ir man reikėjo visą savo spintą pergabinti ir tiesiog tada pirmą kartą gyvenime supratau, kad kiek aš turiu drabužių, kurių nebenešioju. Ir dauguma buvo iš tikrųjų su etiketėm arba dėvėti vieną arba du kartus ir man tiesiog buvo labai gaila išmesti arba dovanoti kam nors, nes aš mokėjau pinigus, dauguma su etiketėm ir ten ne 20 litų kainavo. Tai man kilo mintis, kad būtų labai fanai ir antras dalykas, kad aš neturiu laiko susitikinėti. Manau, kad ta šiuolaikinė karta ir visos kitos Alfa, Z ir visos kitos kartos, jos jau nebemasto apie offline susitikimą, nes tiesiog susitiks su ten vien tik tam, kad parduotum drabužį arba kad kažkaip pasikeistum, tai doesn't make sense. Tai man tokios turėjau dvi sąlygas, kad man reikia vietos, kur galėčiau pardavinėti drabužius ir kur būtų daug merginų tokių. Ir, aišku, galėčiau atsikratyti savo drabužiais, kuriais nebenešioju, arba naujų nusipirkti. Ir antras dalykas, man tai turėjo būtinai būti online, nes aš neturiu laiko susitikinėti. Tai gimė tokia mintis, labai atsitiktinai. Ir dar atsitiktiniau jinai realizavosi, kai aš po idėjos sugalvojimo maždaug už savaitės ar 2 savaičių nuvažiavau į Vilnių, jau persikėliau ir ėjau savo grupiokės ten vakarėlį vieną ir tenai sutikau tokį kolegą Justą, kuris pasirodo buvo programuotojas ir aš jam papasakojau šitą idėją ir galiausiai mes ten kažkur 2-3 nakties sukirtom, kad darom šitą website. Tai realiai idėja gimusi gal taip labiau apie, sakau, naktį. Mes tada susitikom vos ne kitą rytą ir sakom, gerai, tai darome mes projektą šitą ir vos ne per porą savaičių mes sukūrėme mano drabužius. Tai kas įdomiausia buvo tai, kad mes tuo metu nelabai turėjom pinigų. Iš tikrųjų mes visai neturėjom pinigų, mūsų biudžetas buvo 0, kaip ir likusius 2 metus. Tai mes ką pasitelkėm, tai Justas, kadangi buvo programuotas, jis programavo, aš buvau daugiau ta, kuri atsakinga už PR ir už sklaidą. Tai aš tiesiog parašiau savo draugam e-mailą, kad draugai, gal galite sukelti savo nebenešiojamus drabužius, nes mes norim surinkti kritinę masę, nes mums tiesiog reikia pradėti tiesiog launčintis. Ir kas atsitiko, kad ten, sakau, po valandos ar 2 valandų ten tas mailas apskriejo visą Lietuvą, mums už valandos 2 rašė tenais, apie mus rašė Delfi, paskambino ten Opus 3, radio centras. Žodžiu, tai prasidėjo maždaug kokius 2 metus ir tiesiog free of charge, kaip aš sakau, bet tiesiog buvo, kad pasigavo šitą mintį, nes idėja buvo tuo metu labai nauja ir tiesiog įdomi. Tai pirmus 2 metus mes realiai labai augom ir buvo pagrindinė priežastis tiesiog, kad visiems labai patiko ir tiesiog tai buvo kažkas naujo. Ir visus tos 2 metus mūsų iš tikrųjų vienintelės išlaidos, kurios buvo, tai 2 kartus tai buvo pastovės už serverius, kurios prieš tai ten būdavo gal 20, 30, 50 litų, po to maždaug po 2 metų, kai mes išaugom ir tapom ten irgi vieni didesnių Lietuvoje, tai tada jau buvo ten maždaug ir 1000 ir 2000 litų, tai buvo ten tokių klausimų, maždaug tai kaip mokame, čia per pusę tai gerai susimetam, nes mes tuo metu dirbam normalius darbus ir mes tiesiog neplanavom, tai buvo mūsų hobby projektas. Tai dar turim kažkur tai Exceliuką šitą su Justu, kur esam pasirašę, kas kiek už serverį sumokėję, šiaip viską Justas iš tikrųjų sumokėjo. Kur mūsų išlaidos pirmaisiais 2 metais, kai mes tiesiog negeneravom jokių pajamų ir mes nieko neuždirbam. Ir antra mūsų buvo investicija, tai buvo dizainas, kurį pakeitėm, nes prieš tai parodysiu juos abu tikrai labai netobuli, juos keitėm dar 2-3 kartus, kur irgi mūsų investicija buvo 2000 litų į dizaino pakeitimą, kas mano manimu tai buvo, kiek čia, 600 eurų, 500, tai čia buvo wow, kaip pigu. Tai per tos 2 metus buvo visos mūsų investicijos.
Tai va, dabar gal trumpai papasakosiu apie Vinted istoriją iš grafiko, aš palauk patikrinsiu, kas čia. Ai va. Tai va, tai čia buvo 8 metai, mes startavome maždaug prieš 6 metus. Ir pas mus toksai, kaip sakyti, ir mes pradėjom tada augti, tą visą PR istoriją, kaip mes Lietuvoje augome, kaip čia viskas sekėsi. Tai va, buvo maždaug šitame etape. Ir po to mums toksai, kaip mes vadinam, game changeris buvo, kuris mums apskritai pakeitė nuomonę apie tai, kas yra mano drabužiai ir kokia mano drabužio ateitis. Tai netikėtas atsiradimas Vokietijoje, nes nežinau, kiek žinote Couchsurfing arba Hospitality, tai pas mano kolegą Justą atvažiavo tokios 2 vokietės, jos norėjo tiesiog, žinot, kaip ten miegi pas kitus žmonės užsienyje. Ir jisai kaip tik tuo metu developino mano drabužius ir ten panas pamatė ir sako, wow, kokia gera idėja, norėtumėm ir mes tokia Vokietijoje. Ir mes sakom, gerai, mes neturim pinigų, tai tiesiog, kiek užsidirbsite, tiek dalinsimės per pusę. Tai jos, tai gerai. Ir kažkas ir taip gavosi. Tai va, ir po to kažkaip jos savanoriškai dirbo ten gal kokius metus, ir dar po to toliau, bet po metų maždaug rezultatas buvo toks didelis, kad mes pamatėme, kad Vokietija ten auga, jeigu ten, pažiūrėjau, Lietuvoje ten tu gali ten sunkiai pasiekti kokį 1 milijoną vizitų, tai Vokietijoje tą gali per žymiai trumpesnį laikotarpį pasiekti, nes tas word of mouth vadinamasis yra žymiai greitesnis, taipogi yra rinka apskritai žymiai didesnė ir reklamos pajamos, kurias mes tuo metu gyvename kaip desktopinė kompanija, gyvename iš banerinės reklamos ir ten, tarkim, klikas yra, kiek mes mokame, pavyzdžiui, litais, tai ten yra, tas pats yra tik tai eurais, tai reiškia 3,5, o mūsų sandos yra lietuviškos. Tai va, tai tada mums susišvietė, kad mūsų ateitis yra Europa, kad mes turime užkariauti Europą. Tada mes visiems tam pradėjom rašinėti prie Couchsurfingą, kas norite kartu prisijungti, nes pamatėm, kad galvojom, kad čia Vokietijos modelis ir tas planas mums labai pasiteisins. Tai iš dalies pasiteisino, nes daug kas atsiliepė, iš kitos pusės labai nepasiteisino, nes iš visų mūsų tų užmėgstų kontaktų ir visų tų marketų atidarytų, netgi Turkijoje, visų dabar yra feilas. Dažnai nei vieno iš jų neturime. Tai va, ir tada dar kas labiausiai mus paskatino, iš tikrųjų po to augti, tai yra, kad mes tapome po poros metų, Vokietija aplenkė Lietuvą ir mes iš viso pradėjom globaliai mąstyti. Lietuva darėsi vis tokia mūsų galvose tokia vis menkesnė ir menkesnė ir iš prioritetų prasme, tai mes vis kažkaip fokusuodavomės taip į užsienį. Dar taip gana taip atsitiktinai, taip random, be jokios strategijos, tiksliau, be jokios visiškai strategijos, bet kažkaip, sakau, taip atsitiktinumų dėka susiėjo viskas, kad kažkaip Vokietijoje tapom labai žinomi ir tikrai gana sėkmingai šiuo metu irgi labai ten gyvuojam. Tai va, ir pirmas game changeris buvo Vokietijos launchas, kuris buvo labai atsitiktinis. Kitas game changeris pas mus buvo appso paleidimas. Čia Lietuvoje, tai dabar tas appsas mobilusis dar yra, visoje iš tikrųjų Europoje vis dar yra toksai kažkas naujo, kai tuo tarpu ten US yra numeris 1 apskritai dalykas, ten desktopas nėra toks populiarus, kaip pavyzdžiui, mobilas. Tai čia buvo mūsų irgi game changeris, kad mes paleidome appsą, kur galvom, idėja tai buvo tokia, kad panom bus lengviau fotografuoti, nes tu per appsą gali tiesiog nufotkinti ir nereikia to fotoaparato ieškotis ir visko. Tai pradinė idėja buvo tokia. Galiausiai, kas gavosi, kad pas mus per 2-3 mėnesius Vokietijoje daugiau negu pusė panų migravo į appsą ir pradėjo tik tai apps naudotis. Tada, tai čia pirmas buvo tokia indikacija, kad čia kažkas vyksta, tarsi, kad ar čia mes desktopinė kompanija, ar čia mes appso kompanija. Ir po to mes tiesiog jau pradėjom irgi launchinti kitas šalis ir galvom, gerai, kaip eksperimentą launchinam tik tai appsą, nes apps yra lengviau mums paleisti, negu desktopą visą sukurti. Ir galiausiai pamatėm, kad čia iš viso appsas ir yra ateitis, kad mums desktopas dabar yra labiau palaikanti platforma negu pagrindinė platforma. Mes iš tiesų viskas pas mus daugiausiai vyksta į appsą. Ir dabar kaip pavyzdį, mes juos irgi jau esame daugiau negu metus, ten turime virš 1 milijono narių. Ir iš tų 1 milijono narių maždaug 98% yra naudojasi tik mobile. Tarsi, kad jie desktopą net nesinaudoja. Mūsų desktopo srautas yra maždaug 2-3%. Tai tai parodo, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, vis dar dabar, nors ir manau, kad tai jau yra gana moderni šalis, bet šiuo metu dabar, bijau pameluoti, nes šią pusmečio bus data, tai buvo apps naudojosi 14%, kas čia jau buvo labai wow.
Ir tai parodo mūsų switchą, kad mes kur fokusuojamės, ar mes daugiau į desktopą fokusuojamės, ar daugiau į appsą. Tai galiausiai strategiškai priėmėm, kad Lietuva, gal posovietinės šalės, jos vis dar yra desktopas. Mums tuo metu, kokį turėsim desktopą, toks ir bus gerai, nes mes tikrai stengiamės jį kokybišką palaikyti, bet mūsų fokusas yra appsas. Tiesiog mobile appsas yra mūsų ateitis. Ir dar vienas, čia dabar tokie game changeriai sudėti, iš tiesų, vienas didžiausių game changerių irgi vyko, tai kad pas mus, kai mes ten Vokietijoje tapom visai populiarūs, apie mus ten pradėjo kviesti visokius žurnalistus, ProSieben, Sat1, apie mus visokius interviu daryti, video reportažus. Ir galiausiai vienas toks investuotojas pamatė, būdamas Vokietijoje ir suprasdamas vokiškai, pamatė, kad čia apie kažkokį Kleider Kreisel, čia mūsų tas vokiškasis Vinted yra. Tai pamatė, kad čia kalba apie kažkokią žiauriai fainą idėją. Ir jie mums paskambino, mums parašė, sako, mes norime atvažiuoti pas jūs į Lietuvą. Kas po to, kaip išsiaiškinom, dažniausiai investuotojai nevažiuoja į mažą šalį, jeigu ten labai idėja netiki. O mes tada, gerai, atvažiuokite, mes tada susitvarkėm savo virtuvę, viską tenais šunį aš savo ofiso nuvežiau namo, palikau, kad čia tipo sukurta tokios rimtos kompanijos įvaizdį. Ir galiausiai, galvom, tai reikia pasigūglinti dar prieš jiem važiuojant. Ir taip pasigūglinam ir taip matom. Akseliai buvo tie žmonės, tas fondas, kuris investavo į Facebooką pačioj ankstyvoje fazėje, kaip mes dabar esame. Jie investavo į Angry Birds, Dropbox, Spotify. Dažnai jie visiškai atradinėjo tokias visiškai irgi game changing kompanijas ir į tokias investuoja. Tai mes buvome antrieji Pabaltijos šalyse, į kuriuos investavo Akseliai. Pirmasis buvo Ilja Laursas su Gedžaru. Tai mes esame antrieji. Ir šiuo metu, kol kas, kiek aš žinau, tai dar nėra nei vienos Pabaltijos šalyse kompanijose, kur Akseliai investavo. Tai tuo metu mes pareizinom 6,6 milijono dolerių, tuo metu tai mums atrodė wow pinigai, tuo metu mes tą labai slėpėme, nes produktas dar buvo toks neparuoštas, mes buvom tokie labai lengvai nukonkuruojami ir mums ten kažkaip ir Akseliai sakė, kad visi hantina, į ką investuoja Akseliai ir tada iš karto tiesiog copycatus kuria. Tai mes to pabijojom kažkaip tai ir galvojom, kad, gerai, laikykim tą paslaptį. Tai iš tikrųjų, man atrodo, po metų tik tai paskelbėm viešai su dar viena investicija. O ta investicija Insight Ventures, va šita va. Tai čia ir buvo tas toksai, kur, man atrodo, šitoj vietoje mes tapom Lietuvoje apskritai žinomi kaip verslo kompanija, ne kaip tiesiog drabužiai, lietuviškas kažkoks mano drabužiai projektas. Nes su šitą investiciją su Insight Ventures mes pareizinom 27 milijonus dolerių. Ir tai yra Pabaltijos šalyse ir ko gero netgi skaitant Lenkiją, tai yra didžiausia apskritai visoje istorijoje investicija į startupą. Ir mes dabar šiuo metu esame kaip ir neoficialiais duomenimis, esame, kaip čia lietuviškai, angliškai, most valuable IT, startup company in Baltic States. Tai šita mus tiesiog įmetė labai į akiratį visoje Lietuvoje, į spaudos akiratį, taip pat įmetė ir gal ir pasaulio šiek tiek. Jo. Ir daugiau, kas čia dar. Taip, F-First produktai čia buvo, tai visiškai tapome, tiesiog pas mus dabar yra bendras srautas, maždaug sudėjus visas šalis, pas mus maždaug, irgi bijau pameluoti, bet turbūt apie 7-8% ateina iš mobilo. Čia turint galvoje, kad turime ir Lenkiją, ir Lietuvą, ir kitas šalis, ir Čekiją, kur nelabai yra mobile friendly vis dar. Ir po to mes pradėjom šiaip tiesiog launchinti kitas šalis, per tą visą istoriją, aš pat gal netgi bus kažkur slaidas. Jo, tai yra pas mus šiuo metu yra 8 šalis, kuriuose mes esam. Tai yra Vokietija mūsų viena seniausių rinkų, US, UK, Prancūzija, Lenkija, Austrija, Lietuva ir Čekija. Tai nepaslaptis, kad mūsų pagrindinė rinka yra US, nes mes galvojam, kad jeigu tu užkariauji US, tai tu užkariauji visą pasaulį. Tai mes dėl to viską, mes sustabdėm savo plėtros planus Europoje, visus pajėgumus visiškai metėm į juos ir dabar mūsų planas yra tiesiog užkariauti juos. Nes po to sakom, kai jau užkariausim juos, tai turėsim viską. Tai dirbam ties tuo metus, manau, dar kokį metą 2 liko. Tai tikiuosi, kad seksis. Ir šiuo metu, kiek pas mus dirba, tai pas mus jau yra globaliai dirba maždaug virš 100, iš tikrųjų tai apie 140 žmonių. Didžioji dauguma yra Lietuvoje, apie 80, ir turime 2 šunis. Tai čia yra vokietis mūsų šuo, o čia mano šuo yra čipas, tai jisai pas mus yra kiekvieną dieną. Dabar jau nebeslepiam nuo investuotojų, kai ateina, tai irgi būna čipas. Tai mūsų kasdieniniai tokie 2 palydovai irgi. Ir turime ofisus dabar jau San Franciske, Paryžiuje, Minchene, Prahoje.
Vilnius pats pagrindinis ofisas, headquarteriai mūsų. Ką dar pamiršau? Varšuva. Tai va. Ir čia dabar, kad priminčiau apie tos visus dizainus ir kaip evoliucionavo viskas, tai sakau, čia aš kaip sakau, kriodavau šitą slaidą, tai aš viską galvoju, kad čia buvo pats pirmasis mūsų dizainas, Justas jį padarė, ten vat, šita žalytė yra aistokinė ir dar buvo netgi taip, kad buvo maždaug tokio dydžio ta žalytė ir Justas sako, blema, man reikia prailginti, tai jisai su Photoshopu dar pridėliojo, va čia va viską, čia nieko nesimato, bet, nu, žodžiu, čia buvo toks mūsų dizainas padarytas. Tai va, tai šitas dizainas buvo toks, kur, nu, aš viską sakau, kad jeigu su tokiu dizainu buvo toks augimas ir toks žinomumas, tai aš galvoju, iš to projekto tikrai žiauriai reikėjo Lietuvoje. Nu, tarsi, tikrai sprendė problemą, nes aš dabar nežinau, aš esu labai išlepusi ant, tarkim, usability, user-friendly website arba appsų, tai aš, pavyzdžiui, dabar, nu, nežinau, sakyčiau, visiškai krep ir negalėčiau naudotis, bet tuo metu naudojausi pati labai intensyviai. Tai va, ir jo, tada mes tas mūsų antra investicija, kur buvo vat, iš dizaino, kur sakiau, kur antros išlaidos, kur buvo, tai va, dizaino pakeitimas, irgi dabar nesijuokite tik tai. Tai va, tai buvo šitas, toks žalias, sunkus, nes galvojom, čia reikia tą ekologiją gal biškį palaikyti, dar čia kažką va. Tai va, tai buvo šitas, po to pagalvom, kad, nu gerai, gal mums reikia truputėlį projekto, reikia dizainą, kuris labiau paruoštas Europai, nes mes tada jau nusprendėm, kad einam plečiamas globaliai, mes norėjome eiti ir Prancūziją, ir UK, visur. Į UK, bet jie ėjom tik iš 4. karto, bet, nu, tarkim, tai va, tai paruošėm, tiesiog pakeitėm visiškai kardinaliai dizainą, realiai dėl to, kad jis tiesiog atitiktų vakarų standartus, tai jis tapo tiesiog mano drabužiai. Nu, toksai vat, švarus, lengvas ir oi. Tai va, ir dabar jau nežinau, kiek aš žinote, šiaip beje labai įdomu, nes čia pačiai tokia statistika, nes tyrimą darysime tik tai sausio mėnesį, tai ką žinot, kad mano drabužiai jau vadinasi Vinted, lietuviškas. O, gerai, aš galvoju, kad bus prastesni rezultatai. Tai va, ir galiausiai, tai va, tai čia mūsų taip desktopas, plus minus dar jis šiek tiek irgi pasikeitė, bet galiausiai, kas iš tikrųjų tapo, tai appsų. Tai va, tai taip atrodo mūsų appsas. Ir jo, čia yra feedas ir tiesiog čia yra mūsų pagrindinis produktas. Ir šiuo metu globaliai mes dabar turime daugiau negu 5 milijonus merginų. Didžioji dauguma yra Vokietijoje, 2,5, po to yra kitas milijonas, virš milijono yra US, ir po to visą likę ten pasiskirstė po kitas šalis. Tai va, tai ir čia, kai visi klausinėja, tai va, nu tai gerai, tai jūs gavote ten visiems ten, o tai milijonus gavote pinigų, tai ką čia jau reiškia, kad pasitvirtinus jūsų idėją, kad jūs jau čia galite, va, jau užkariavot pasaulį ir, nu tai dient, tai iš tikrųjų, tai mes kaip sakom, pas mus tai yra tik tai kelio pradžia, nes, nu mes kaip laikom, kad investicija tai yra tik tai rodiklis, kad tavo idėja gali pasiteisinti. Tarsi, kad tai yra kaip ir paskola, bet tai nėra dar visiškas tas rezultatas, kurį mes norim pasiekti. Mes tiesiog gavome pinigus, nes kažkas tik iš tą idėją, kaip ir mes, ir sako, kad, nu va, imkite pinigus ir tiesiog skleiskit žinią apie Vinted visam pasauliu. Tai va, tai todėl mes esam, kaip sakom, dar tik tai, net ne pusiaukeliai, sakyčiau, mes esam dar kokį nuveikę gal kokius 20-30% tik tais, ką mes iš viso žadam pasiekti. Tai va, tai we are on a mission. O mūsų misija tai iš tikrųjų yra, nu, tarsi vienas dalykas aišku, nes iš vienos pusės tai gali skambėti, kad yra, nu, uždirbti pinigus, kas yra natūralu, tarsi, nu, čia yra toksai, bet tai nėra labai inspiring, tarsi, tai ne dėl to gimė Vinted apskritai, ir tarsi, ne tai inspirina mūsų žmonės, ta virš 100 žmonių komanda, kurti, tarsi, ir kurti Vinted, kad, pavyzdžiui, uždirbti shareholderiams pinigus. Tarsi, mes visi suprantam, kad, nu, tarsi, visi tikim, kad yra žymiai didesnis dalykas ir yra much more behind. Tai va, tai mes turime tokią misiją, make second hand as a first choice. Nu, dabar čia bus daug kas labai angliškai, nes tiesiog mes kai kuriam misijas, tai kadangi kuriam kartu su globalia komanda, tai viskas pas mus tiesiog rašom angliškai, mes net neverčiam lietuviškai. Tai va, tai mūsų misija yra tiesiog make second hand as a first choice worldwide. Tai čia reiškia, tai ką indikuoja, kad mes tiesiog, kai tu nori šopintis, tu visą laiką pagalvoji apie pirkimą iš kitos panos. Tobuliausiu atveju tai yra Vinted. Bet iš principo, man reikia batų, aš net negalvoju apie parduotuvę. Net negalvoju. Aš galiu galvoti apie Zaros batus, aš galiu apie H&M batus galvoti, aš galiu galvoti apie Michael Korsą, bet aš galvoju, kad aš neįsiu jų parduotuvę, aš tiesiog eisiu į Vinted ir ieškosiu tų pačių batų Vinted. Tai va, tai mūsų misija yra tokia. Ir kodėl jinai mums patinka? Sustainability. Nu, va tas pats
čia net nežinau, kaip lietuviškai išversti, darnumas su gamta, čia su pasauliu gal labiau taip. Tai iš tikrųjų, vat, kai mes pradėjom dabar domėtis, kiek kainuoja pagaminti, pavyzdžiui, kelnes arba suknelę, tai ten yra šimtai galonų vandens, vien tik pagaminimas yra. Po to yra ten tas pats, kaip medvilnė yra gaminama, kad, pavyzdžiui, tenais yra tokios užterštos erdvės, kad ten, nežinau, kiek hektarų, kur yra leidžiama žmonėm, tik su leidimais eiti, tik su kaukiam. Ir ten apskritai yra visi gyvūnai išvežti didieji, nes jie tiesiog ten miršta, arba kaip tik genetiškai labai keičiasi, nes tiesiog ten yra tiek daug chemijos. Ką mes sakom, kad pirkdamas už kito žmogaus, tu neskatini, gamta vis tiek patiria nuostolį, nes tu vis tiek naudojasi pašto paslaugomis, siunti ir visa kita, bet didžioji dauguma žalos yra padaroma gaminant, gaminant patį drabužį. Tai jeigu mes sumažiname tą, tarkim, 80% tos gamtos taršos nuėmame, tai wow, įsivaizduot, koks yra efektas. Koks yra efektas pačiai gamtai, patiems mums realiai, nes kai pagalvoju, kad jau dabar, pavyzdžiui, pas mus yra 5 milijonai merginų, jeigu paskaičiuosi, kad tenais, tarkim, yra maždaug apie 20 ar 30 milijonų drabužių iš viso įkeltų globaliai, tai jau yra šis tas. Ir, pavyzdžiui, netgi mes šitą darėm statistiką, Vokietijai berods. Žiūrėjom, kiek mes turime H&M daiktų ir kiek tuo metu, pavyzdžiui, kiek fiziškai H&M turi kolekcijai. Tai realiai mes dabar, bijau pameluoti, bet sakau, tenais yra ar 2-3 kartus daugiau H&M daiktų turim negu pats H&M. Tai ir mes turime visas kolekcijas, kas yra pliusas, nes tau nėra tik tai šita kolekcija. Tai kaip pasakyčiau, kad mes visai esam on a mission, tame kelyje. Ir tai yra tik tai pradžia ir mes tai labai tikrai pripažįstam. Toliau kitas yra it's all about accessibility. Ką padaro Vinted? Tu gali nusipirkti brandinius arba šiaip kitus daiktus, nepaslaptis pigiau, nes tai yra iš kitų žmonių. Tu tiesiog esi smart, nes tu tiesiog neišleidai. Aš, pavyzdžiui, sakau pati, aš kai perku daiktus, tai aš pirmiausia nueinu, tarkim, į Zarą, pasižiūriu, jeigu netyčia, taip nueinu į Zarą, pasižiūriu, koks nors fainas paltukas. Aš ką pirmiausia darau? Einu iš karto į Vinted, pasižiūriu, Zara, aš iš karto followinu brandą, aš iš karto pasižiūriu dydis, paltas ir žiūriu, kada man įmes į Vinted. Žodžiu, tai aš dabar taip hantinu drabužius, nes aš tiesiog pasižiūriu, jeigu einu į parduotuvės daugiau, man toks yra labiau inspirational, kas čia nauja, bet planas yra po to vis tiek, einu į Vinted ir po to ieškau. Ir labai easy. Nes tai yra visų pirma pigiau, gauni geros kokybės daiktą ir tiesiog, man tai net nėra racionalu mokėti ten, tarkim, nežinau, ten kokius 800 litų už paltą, kai tu gali nusipirkti už 3 arba 400, arba atvirkščiai dar mokėti 500, kai gali nusipirkti už 2 arba 300. Ir antras dalykas, čia nėra tik apie pinigus, čia yra kartu ir apie laiką, arba, pavyzdžiui, apie prieinamumą. Pavyzdžiui, mažesnėse miestuose apskritai nėra tų parduotuvių. Tai kur jiems pirktis? Tai accessibility, kad tu viską online randi ten, tarkim, ateini ir tu randi 20 milijonų daiktų, kokius tik tai tu nori. Susirenki savo paiešką, savo dydį, tenais savo brandus, kurie tave domina ir viskas, tu viską turi. Tai yra to viskas yra accessible. Tiesiog, kad čia yra ir piniginis motyvas, ir laiko motyvas, ir gal geografinės zonos apibrėžtumas, ribotumas. Mūsų tikslas yra tiesiog padaryti tai accessible. Ir paskutinis trečias dalykas, kuris čia mūsų kaip ir misijos dar viena pridėtinė vertė, tai yra, kad mes nesam tas online shopas, kur ateini, paspaudi buy mygtuką ir baigėsi. Pas mus tai yra iš tikrųjų community. Tas pats forumas, iš tikrųjų gal netgi, prieš tai aš viską galvodavau, kad mūsų community tai yra forumas. O dabar iš tikrųjų pagalvojau, kad community pas mus yra tiesiog visas produktas, nes tu pirkdamas visą laiką bendrauji su kita pana. Tu pirkdama, nes pas mus daugiau merginų yra. Tai tu visą laiką bendrauji su kita pana. Tu visą laiką sužinai jos istoriją, dažniausiai sužinai. Aš bent jau aš tikrai visą laiką klausinėjau. Ir tas labai connectionas, kur atsiranda toksai, kad aš, pavyzdžiui, perku iš kito žmogaus, parduodu kitam žmogui, kad čia yra tokios pačios panos kaip aš, čia kad yra tiesiog, ir tada dar toksai, kad kai supranti, kad Vinted atidarinėja visų panų spintas. Tiesiog. Tarsi, kad ištraukiu maždaug tos lobius ir tiesiog padarykime visą vieną didelę spintą, tai yra Vinted. Tai čia irgi yra ta mūsų misijos dalis, kur iš tikrųjų mes ir einam, challenging, skubam, bandom ir nežinau, tikiuosi, kad pavyks. Tai tokia mūsų istorija, nes čia aš po to prieš tai pagalvojau, kad buvo tematikos visur, kad daugiau kalba apie
apie patarimus ir po to tik tai mane, kadangi pakvietė papasakoti apie sėkmės istoriją, tai aš taip tipsų neįdėjau, bet gal turėsit klausimų tiesiog taip per tokią formą. Dėkui. Kai Milda kalba, atrodo, tai viskas paprasta, ne? Paėmė, padarai. Ne. Aš gal... Tai va, aš norėčiau toks pirmas klausimas, nes šiandien mes kalbėjom apie tai ir šiek tiek vienas iš pašnekovų prieš tai užsiminė, kad tiem, kurie dirba ir siekia iki galo to tikslo ir patiria daug nesėkmių ir daug sunkumų ir daug iššūkių, bet jie apie tai nesiskundžia, nes tu irgi savo kalboje užsiminė, kad 4. kartą pavyko į Britaniją patekti į tą rinką. Tai reiškia, buvo tų turbūt nesėkmių, kurių tu čia tiesiog mums neatskleidai, bet kalbėjai daugiau apie tai, kas sekėsi. Tai kaip yra, ko reikia sėkmė ir kiek jūs iš tikrųjų patyrėte tų sunkumų, kad ne visiems atrodytų, kad čia viskas taip rožėmis klota. Iš tikrųjų, tai aš pagalvoju pagal tuos kitus startupus ar kitas kompanijas, kuriam, kaip aš pati konsultuoju ir klausinėju, tai iš tikrųjų pas mus nebuvo labai daug nesėkmių. Tarsi aš nežinau, čia kažkaip gal tiesiog kažkokia žvaigždė labai laiminga gimėm, nes, pavyzdžiui, man tai iš viso tai yra pirmas verslas. Tarsi mano realiai antras darbas, kurį aš ėjau, o prieš tai dirbau PR 1,5 metų. Ir šiaip rašiau tiesiog pranešimus spaudai, tai, tarsi toks net netikras PR'as, mano manimu. Tai jo, ten tie sunkumai, tai tokie, sunkumai lygų challenges, aš kaip sakyčiau, jie tokie visi, kurie yra įveikiami. Pavyzdžiui, tarkim, į UK mes ėjom 4 kartus, 4 kartų įėjom, bet 4 buvo vienintelis, kuris buvo profesionalus, nes pirmas buvo vėl couchsurfingas, mes jau tą irgi skaičiuojam, po to antras buvo, mano draugė emigravo, gal nori padaryti UK projektą, o 3 buvo, gerai, tai gal suraskim ir mokėkim jau algą žmogui. Irgi taip, bet ten toks irgi. Bet lietuvė, tai gerai, suprasim viską, kalbėsim, tai tinka. Ką galiausiai padarė, kad Lietuvoje žmonės, emigrantų auditoriją sutraukė, kas mums labai netinkama. Žodžiu, tai iš tokių klaidelių ir mokėmės. Šiaip iššūkių tai turim daug. Pavyzdžiui, asmeninis mano iššūkis tai yra tame, kad projektas auga greičiau negu tu pats. Kad, ta prasme, tu evoliucionuoji, tu mokaisi žymiai lėčiau. Ir, tarkim, man, kaip atėjusiai be patirties, tai man yra tas toksai verslumo mokymasis, strateginio mąstymo. Šiuo metu tai yra mano main challenge. Tai dirbu testuoju porą metų, nes čia Lietuvos mastu, jeigu galvoju konkuruoti, čia atrodo taip, tarsi easy iš tikrųjų, tarsi nebūtų, aš net dabar su savo pajėgumais galėčiau ten drąsiai sakyti, kad galim pakonkuruoti ten Lietuvoje, bet jeigu, pavyzdžiui, kalbant apie užsienį, nes mūsų konkurentai, mes jau seniai nebežiūrime, kad mūsų konkurentas yra ten, nežinau, Supermama, ten Skelbiu ar dar kas nors. Mums tiesiog tai yra net neįdomu. Mes nekonkuruojam visiškai su Lietuva, absoliučiai, nes mūsų Lietuva iš viso dabar, šiuo metu iš visų ten sudaro gal 1%, tik tais gal 2%. Tai tiesiog mums nėra aktorinai. Bet mes konkuruojam su visokiais didžiausiais projektais, kur yra, tarsi, tokie kaip eBay'us, tokie kaip Etsy, tokie kaip Davanda. Ir tokių yra labai daug. Ir ten produktą kuria tie žmonės, kurie, kaip sakau, yra native gyventojai, kuriems labai daug yra, pas juos net common sense, taip sako, taip turi būti. Pas mus dar yra, mes daugiausia per atradimus viską atrandam, nes mes iš kažkokios mažos šalelės, mes, tarkim, nuvažiuoja į US, irgi vienas pavyzdys, kad padarėm US launchą, appsą paleidom ir tuo metu neturėjom paymentų sistemos. Tai amerikiečiai buvo, kadangi taip gerąją prasme, jau ką aš sakiau, kad yra tokia teigiama prasme išlepę, kad jie net nesupranta, kaip naudotis, nes jeigu nėra paymentų sistemos, tai jie pradėjo mainytis, nes galvoja, kad čia yra mainų portalas, nes nėra mygtuko buy. Ir nėra kreditinės kortelės suvest, nes pas juos yra by default. Bet kuris saitas turi turėti paymentų sistemą. Ir visiems kitiem amerikiečiams tai irgi yra by default mintis. Mums tai buvo toksai, po 3-4 mėnesių atradom, galvom, ko čia niekas neperka. Ir tada per metrikas pamatėm, kad padarėm analizę, padarėm researchą, pakalbėjom su panom ir taigi sako, čia sako, pas jūs negalima pirkti. Tiesiog. Tai tokie yra iššūkiai, kur kartais, bet iš kitos pusės Lietuvoje yra labai gerai. Tai viską surandam, sunku surasti žmonių, bet įmanoma surasti žmonių, pakankamai stiprus. Mano vienas stipriausių komandų, tai turime dabar Lietuvoje surinkusių iš IT sferos. Bet jo daug yra, kad, manau, už pusmečio metų skaičiuosim žmonės ant pirštų. Nes labai atsiranda kompetencijų, kurių mums reikia, bet tarkim, Lietuvoje kompetencijų net nėra, nes nėra tokių verslų, tokio dydžio mastų arba tokių into analytics verslų. Tai manau, gal dar yra klausimų iš auditorijos, ne vienas. Mačiau, kad jūs esat labai skirtingose šalise ir jos labai skiriasi. Tai man labiausiai įdomu, tarkim,
apie Ameriką aš daugiau mažiau žinau, bet, pavyzdžiui, jūs esat UK ir Čekijoje, ar ne? Ir kokie yra didžiausi skirtumai ir kokie panašumai, pavyzdžiui, su Lietuva? Skirtumų taip nelabai yra. Nu, mes galvom, kad yra, bet iš tiesų tai mes tiesiog pasirinkom strategiją fokusuotis ant panašumų ir nesifokusuoti ant skirtumų. Tai yra vienintelis mūsų dalykas, kuriuo kas yra skirtinga, mes tiesiog nesifokusuojam. Ir todėl, bet vienintelis dalykas, kuris tikrai gal skiriasi, tai yra appso versus desktop naudojimas. Tai tarkim, ten Čekija, Lenkija ir Lietuva vis dar yra desktopo šalis, o visos kitos jau yra mobilinės šalis. Tai mes savo tam portfolio turime 3 desktopinės šalis. Tai tas yra gal pagrindinis skirtumas. US apskritai yra skirtinga, tai US daugiau, bet US diktuojam labai geras sąlygas, ką Europai gaminti, nes pas mus kodas yra tas pats. Jeigu mes padarom kažką US, pavyzdžiui, ten paymentų sistemą, tai mums tiesiog, kad tai būtų bendras kodas, bendra koncepcija, mes tiesiog tada kitur po truputėlį įvedinėjom. Jeigu padarom upload formą lengvesnę, mes visur iš karto adaptuojam tą patį. Pas mus yra plus minus vientisas projektas ir dėl to mums yra tiesiog paprašiau tokiu atveju daryti. Tai skirtingi, bet kartu ir, bent jau funkciškai, tai ten beveik identiški. Šiaip nesiskiria, tas pats time on site, tas pats engagementas, tas pats ten listings per member, ten arba, pavyzdžiui, šiaip labai panašu. Labai panašu. Net mums čia buvo labai didelis nustebimas, bet šiaip tai panašus yra. Aš dar klausimų, ką jums turiu. Iš tiesų čia anksčiau, buvo diskusija apie išsilavinimą ir verslą. Ar padeda iš tiesų? Iš tiesų. Tai man labai įdomu, aš klausiu dėl to, nes pati studijuoju tą pačią specialybę kaip ir jūs baigėt Vilniaus. Taip. Ir gal dėl to jūsų istoriją žinau geriau, nes pateikiama labai dažnai kaip sėkmingas pavyzdys. Man labai įdomu, ar jums padėjo kažkiek studijos šitam versle, idėjoj. Labai dažnas klausimas, nes pas mus yra tokia ofise, pas mus yra tokios 2 stovyklos. Vieni yra, kurie nebaigia apskritai mokslo, bet yra šiaip genijai ir jiems labai gerai sekasi. Yra kita dalis, kurie baigia mokslus ir jiems taip pat puikiai sekasi. Tai aš prieš tai kažką irgi, kai dėšiu dar tenais truputėlį, tai aš klausiu savęs, ar mokslai man asmeniškai padėjo, arba ar mokslai apskritai yra kažkam reikalingi, nes aš ten sutinku, kad ten yra labai daug minusų. Tai man asmeniškai padėjo. Aš negavau tų žinių, kurių man reikėjo, toli gražu ne, bet man tiesiog gal išmokė mane, kaip sakau, kam skirtas universitetas, taip čia, jeigu taip nežiūrint labai taip maksimalistiškai, tai man universitetas buvo skirtas tam, kad aš išmokčiau mąstyti, išmokčiau surinkti informaciją, susisteminti ją ir pasidaryti išvadas. Ką man universitetas tikrai padarė? Tikrai. Tai žinių gal tiek nesutikė, kiek aš norėčiau, tai gerai, tai nevarykim Dievą į medį, ten esam gana nauja šalis, aš turiu galvoje, kad nes net gavom nepriklausomybę, kokybės standartai dar yra nesusistovėję, tai daug Dievo tam tas visas reformas tik tai vyktų ir vyktų, bet tai vis tiek užtruks. Tai man padėjo, nes aš būčiau buvus per silpna ir per mažai smalsi domėtis pati. Ir dabar po to, kai aš lyginu kitus žmonės, kurie nebaigia universiteto ir galvoju, koks jų yra išskirtinumas, jie tiesiog yra super smalsus. Pas juos smalsumas yra, wow, jie apie viską domisi, jie viską išmoksta patys. Tai aš galvoju, man tai buvo, aš tokia labiau gal tinginė buvo, kur man labiau reikėjo, kad, man pateikite kokias 10 temų ir aš tada išsirinksiu, kuri man labiau patinka. Tai man tas patiko, nes mane tai augino ir aš turėjau laiko savo atsakyti, ko aš noriu. Kiti žmonės, ta mažuma, kokie ten maždaug 5%, manau, jiems nereikia universiteto, nes jie ir taip tą turi. Tai aš manau, čia labai depends. Aš noriu paklausti apie investuotojus. Čia. Tai, kai ateina investuotojas, tai tikriausiai gauna kažkiek akcijų, tai tarkim bus 2, 3, 4 investuotojai ir galbūt jau savininkai nebeliktų. Ir kai yra maža įmonė, tai dėrybinės pozicijos minimalios ir gal tada ankstyvoj stadijai neapsimoka to daryti, nes vėliau galbūt brangiau parduotum akcijas, man tas domina. Jo, nes, pavyzdžiui, mes tai jau investuotoją gavom tada, kai mes jau buvom įrodę. Monetizacijos modelio vis dar dabar neįrodė, bet visą kitą, kad pats principas veikia, mes jau buvom įrodę. Tai iš karto, kaip sakom, pigina akcijų vertę. Tarsi ne akcijų vertę, bet mums mažina pinigų kainą. Tarsi, kad tada tiesiog jie tam, matot, kai ateina investuotojas pačioj pradžioje, kol dar nėra pati idėja patvirtinta, tai natūralu, kad yra tų riski, jiems dar dirbs su visa komanda, su viskuo, tai
natūralu, kad paims tikrai ne 20 ir ne 10%. Kuo vėliau imi, tuo yra geriau iš tiesų, bet kartais yra tam tikrų verslų, kur tau kartais reikia to know-how. Nes mes neslėpiam, kad mes šiaip investicijas ėmėm ir ne tik dėl pinigų. Pas mus buvo net dar svarbiau, tai yra know-how. Ir mes pripažįstam, kad mes neturėjom to know-how ir mums reikia tų žmonių, reikia jų insightų, kad mums padėtų pamatyti galimybės rinkos arba, pavyzdžiui, kaip kiti verslai daromi. Tai čia reikia tą įsivertinti, ko labiau reikia, nes jeigu yra stipri komanda ir jinai pati sugebės viską padaryti, tai tai pradžioje net neapsimoka imti, arba imti taip, su tokiam sąlygom, nežinau, vos ne gal, labai minimaliai ten kažkiek pasimti ir ten tiesiog, bet geriausias ir tobuliausias yra atvejis tiesiog įrodyti, kad idėja veikia, tada investuotojai arba patys ateina pas tave, kaip pas mus atėjo beveik visą laiką patys investuotojai, arba pačiam ieškoti, bet jau tada yra veikianti idėja ir tada yra tiesiog, už brangiau bus parduodamos akcijos. Bet čia sakau, labai depends. Gerai, dar vienas klausimas. Ne, procentaliai tai yra labai mažas procentas. Tai yra maždaug 0,001%. Tai ne. Taršme mes, o ypatingai ten, kur turime paymentų sistemą, kaip US, UK ir Prancūzijoje, ir dabar už porą savaičių turėsim Vokietijoje, tai ten bus iš viso, taršme beveik zero bus. Aš norėjau paklausti, o kas buvo sunkiausia vystant verslą? Pradžioje tai iš viso buvo hobis, tai tarsi mes negalvom apie tai kaip apie verslą, tai negalvom apie sunkumus. Tai aš 2 metus taip nubraukiu, o po to, jeigu po 2 metų ką galvojant, tai tai sunkiausia buvo tai, kad neturėjau verslo patirties, nežinau nuo ko pradėti, nežinojau, tiesiog neturėjau iš ko semtis patirties, nes, aš ten sakau, tiesiog, kai neturi tokių stiprių vadybinių gebėjimų, tu juos mokaisi eigoje tiesiog. Tai man asmeniškai buvo tas sunkiausia. Daugiau nieko. Dar net nesunkiausia, sakyčiau, bet gal labiau, nes kol kas filmas tai visai tuos galimybės visai pastebim, tai kas yra sunkiausia ir pastebėti tas tokius game changing dalykus, pavyzdžiui, kaip appsas, kad populiarėja, pavyzdžiui, po to, kad kad reikia ten sujungti tokius tymus, arba kad reikia organizuoti vidinę komunikaciją, nes ten, tarkim, yra 100 žmonių, kaip sumažinti hierarchiją, kad padaryti būtų, kad būtų flat. Tai tai tokie, bet čia daugiau tokios apie tokių galimybių pastebėjimą. Bet sakau, kol kas, tai mes taip manau, kad mes visai puikiai su to tvarkomės. Tai mes tiesiog perdami tokį mūdą labai stiprų, kad jau irgi kaip pasakau, kad kuo mažiau hands-on darbų iš, tarkim, shareholderių ir kuo daugiau mąstymo. Kuo daugiau galvoti apie tai, kas bus toliau. Nes kai mes sakom, mes turime būti tie, kur bus mūsų komandos nariai už 6 mėnesių. Tai bet mes dabar jau turim būti tokie. Tai šitas vienintelis dalykas, kur bent jau man asmeniškai, bet ir visiems yra sunkiausias. Nebandykit jūs išklausyti, jokių problemų Mildos Mitkutės ir jos kolegų versle nėra, yra tik iššūkiai. Ne, turbūt tai yra pagrindinis dalykas. Bet čia tiesiog požiūrio klausimas, man atrodo, nes iššūkis lygų problema, bet kaip tu pažiūrėsi. Tai mes mums tiesiog patinka iššūkiai, tai tarsi mums tas patinka tas achieved varnelė. Tai mes daugiau iš tos pasižiūrim.